Drobė. Drobė, o kaip daina vadinasi? Eurovizija. Gerai, važiuojam. Ar jos sužalotos, ar čia... Čia jis įkvėpė taip pat kaip TV3 tas žinių vedėjas visą laiką prieš kiekvieną reportažą, kai mes įsijungiam. Gerai, vėl per pusę dienos sustabdysiu, pasakysiu, kad man žiauriai nepatinka. Man nieks šitos dienos nepatinka, niekas. Žodžiai nepatinka, atlikimas nepatinka, balsas neskamba, choreografija nepatinka, niekas nepatinka iš vis. Aš labai atsiprašau, tiesiog gal čia gilu, prasminga ir taip toliau, bet holy shit, kaip aš greit išjungčiau šitą radiją. Apyk pasaulį savo spalva, leis man būti tavo Mona Lisa. Nu, nerealiai banalu, atsiprašau. What are we doing? AI sugeneruotas pasirodymas, Dikloj, visiškai. Jo. Nėra cringe, bet tiesiog, žinot, žinot kaip yra, žinot kaip, pavyzdžiui, būna, kai būna labai šūdas, tai bent jau būna įsimintina. Visada šou versle yra blogiausia būti vidutinių variantų, kur nei blogai, nei gerai ir tiesiog tu niekam neįsimeni ir niekam neįdomu. Beje, teisingai Bomberis sako, kad Alen Čiko tiesiog yra turėjęs geresnių dainų savo repertuare. Jaučiu kokių 10 dainų geresnių turi negu šitą. Publika jį vertino antrą vietą. Tai ne pirma.